Labas, Tomai. Labas. Žinai, prieš porą epizodų kalbėjomės mes su mūsų buvusia studente Enrika apie Pythoną ir su tokia ugnelė ir su tokiu entuzijazmu jinai atėjo apie tai kalbėdama ir galvoju, yra būtent dėl to, kad mes turim labai fainus dėstytojus ir Tomas yra vienas iš mūsų dėstytojų. Tai, žinai, norėčiau pradėti taip labai tradiciškai mūsų epizodą apie tą gimusią meilę Pythonui. Kaip tu iki to atėjai ir ne šiaip savo, o tiesiog dėl to, kad žmonėm daug paprašiau suprasti, nuo ko viskas prasideda, kaip atrasti tą savo sritį, tai labai norėčiau tavo istoriją išgirsti. Taip, tai Pythonas buvo mano pirmoji meilė ir iki šiol išliko. Tai aš kažkaip ieškojau, kaip ir visi jauni žmonės, savęs po mokyklos. Šiek tiek man patiko ir tikslieji mokslai, ir gamtos mokslai, po to galiausiai sprendžiau, kad visgi tikslieji. Tarp kitko, niekada nebuvau įsivaizdavęs, galvojau, programavimas tikrai ne man. Visą dieną prie kompiuterio akis varvinti, tikrai ne, bet kažkaip taip natūraliai gavosi, kad vis tiek sėdėjau prie to kompiuterio, daug žaisdavau žaidimų, tai pagalvojau, kalgi ne. Ir tada atsiverčiau Pythono, žinau, kad yra kursų visokių, Udemy ir tai Coursera buvo tuo metu irgi. Ir prieš kokius, mažiau nei 10 metų kažkur, bet aš iš tos savo meilės knygom atsiverčiau tokią Pythono knygą, Learn Python the Hard Way, ir tiesiog pradėjau mokytis Pythono. Nepasakysiu, kodėl būtent jį išsirinkau, galbūt net per daug apie tai negalvojau, bet tikrai iškart patiko ir kaip ir praeitam podcast'e pasakojo Enrika, tai tas toks skaitomumas Pythono lengvas, skaitai kaip angliškus sakinius. Ir pačioj pradžioj tikrai buvo svarbu įsivažiuoti tą programavimą, suprast, kas per dalykas yra apskritai funkcija ir kad ten kodas neina tiesiogiai nuo viršaus į apačią, bet kad jis vaikšto po failą ir palaužyt galvą. Ir tas Pythono lengvumas, sintaksės toks suprantamumas kažkaip tikrai padėjo iškart susikoncentruoti ties tais būtent programavimo dalykais. Ir iki šiol taip kažkaip ir yra. Tai, žinai, pirma meilė ir likimas suvedė. Tikrai. Be kažkokio labai didelio ar ne pagalvojimo ar pasiruošimo. Tiesa, aš turėjau mokykloje Pascalį, tai su visą pagarbą mokytojom, man tiesiog kažkaip nepatiko tas Pascalis, tai Pythonas labai kitaip skaitosi nei Pascalis. O dabar tiem, kurie klauso, gal gali taip pat plačiai, ne, ką mes ir kalbėjom, kad tokia vos ne mini trumpą intro pamoką padaryti, kasgi tas Pythonas, kad susidaryti ne tik iš kažkokių video, galbūt pasiskaičius, bet taip tiesiai iš tavo lūpų, kas tas Pythonas yra. Iš esmės Pythonas tai yra aukšto lygio ir bendros paskirties programavimo kalba. Tai tas bendros paskirties reiškia, kad iškart jis galbūt netampa pats geriausias žaidimų kūrimui. Ar kažkokioms žaidimų, tai turiu minį, kur reikia greičio, kad veiktų greit labai viskas. Ten yra C++ ir panašiai. Galbūt nėra gerai labai aukšto saugumo aplikacijom dėl savo tokio vėlgi laisvumo didelio, bet bendrai paskirčiai jis tikrai yra kalba numeris 1 jau, noriu sakyti, keli metai, bet gal jau koks geras 10 metis. Ir jisai, kaip ir kitos kalbos, realiai pradeda, jeigu mokais Pythoną, tai išmoksti daug principų, kurie yra naudojami ir kitose kalbose. Tai aš kai dėstau, vis pagaunu save sakant, čia yra ir ten, šitas ir ten, gal truputį kitaip ten yra C++, Pythonė savaip, bet studentai praeina visus tuos principus. Objektinis programavimas prasideda ir tai būtent ten daug dalykų kartojasi ir kitose kalbose. Tai dabar dar biškai apie Pythoną. Man apskritai Pythonas yra toks truputį kaip brandas, tarp kitko. Kažkaip, kaip koks, nesakyčiau, koks Apple'as telefono ar panašiai, gal nebent dėl to tokio simplicity, paprastumo. Bet kažkas yra apie to Pythoną, kad jis tas traukia ir tokia įdomi jo filosofija gana yra. Tai jo kūrėjas, Olandas Guido van Rosumas 91 metais sukūrė Pythoną, tai nors čia atrodo toks, čia jau yra, žodžiu, gana jau ir sena kalba iš tikrųjų. Tai ir
kaip sakant, Pythona buvo pavadinta tai kalba tarp dviejų, kaip angliškai buvo consenting adults, kur, suaugęs žmogus, jisai maždaug supranta, ką jis daro, dėl to, kad galima lengvai prisižaisti su juo. Dėl tų tipų, čia aš nesigilinsiu į detalės, bet dėl to jos laisvumo tokio. Bet iš tos pusės ir daug iš to mes laimėm, programuodami su Pythonu. Ir tas yra Pythono zenas. Ten, man atrodo, 20 sakinių, tokių kaip tezių apie tai ir su, jos tokios padarytos su humoru, su juokeliais tokiais, tai labai linksma. Ir iš tikrųjų jos kaip skamba gana linksmai ir kaip juokelis, bet tai iš tikrųjų, kai kur, iš esmės jos yra kaip tokios gerosios Pythono praktikos. Tai vis laik studentams parodom tą zeną. Pats Pythonas pavadinimas atrodo, kad gyvatė. Ir logotipas gyvatė. Bet iš tikrųjų, tas Gido Van Rossmas, jis labai, labai mėgo Monty Python, britų komedijos tą trupę. Ir tiek jų filmus, tiek jų tas pastovės ten periodinės laidas. Ir būtent pagal tai pavadino. Monty Python, tai buvo tai Python. Netgi iš tikrųjų yra toks, pavyzdžiui, foo bar. Čia yra du žodžiai, kurie nieko visiškai nereiškia ir jie tiesiog, kai mokina programuoti, naudoja tuos žodžius įterpdami, pavyzdžiui, išspausdink foo, išspausdink bar, angliškai, F-double-O, arba, tai Pythonas turi spam ir eggs, šitos du žodžius. Ir ten daugiau dar tų žodžių. Tai grinai yra iš skečo tiesiog Monty Python vieno tokio. Tai Gera istorija. Ta dvasia Pythono, jinai kažkaip iš tikrųjų ir jaučiasi. Taip. Ir jeigu jau kalbant apie tokius galbūt labiau techninius ar ne dalykus, kažkokius frameworkus, jau šiek tiek daugiau ar neišsiplečiant, kad suprastų žmonės, aišku, labai smagu iš to, kaip atsirado ir suprasti tą istoriją, kad ne šiaip iš kažko atsirado, bet yra visa istorija kažkada atgal, bet tas ir techninės detalės šiek tiek praeinant, ar ne? Taip. Tai iš esmės Gido norėjo, kad jis ten, dabar nepasakysiu, maro ABC, ten gal vadinosi ta kalba, irgi reiškia tą tokį paprastumą, kaip abėcėlio žodžiu. Norėjo tokios paprastesnės, lengviau ir labai tą išraiškingumą kalbos akcentavo. Kažkaip su ta ABC savo darbovietį jo buvo čia toks kaip šoninis projektas, ne visai išėjo, bet galiausiai tas projektas evoliucionavo į Pythoną. Tai buvo grinai tokia kalba, su kuria galima greit suprogramuoti. Tuo metu tokių kalbų trūko, dabar jų turim tikrai labai nemažai, Pythonas viena iš jų. Tai su kuria galima greit padaryti tos proof of concepts, pasitestuoti, kažką suprogramuoti, pažiūrėti, kaip veikia. Ir tas išaiškingumas. Ir tuo metu galbūt vis dar buvo akcentas į greitą veiką tą visą, kad kalbos veiktų greit. Bet būtent Pythonas akcentuojasi, jis nėra greitas, jis yra viena lėtesnių kalbų. Bet šiuo metu, šiais laikais, iš tikrųjų, programuotojo laikas yra daug brangesnis negu kompiuterio laikas. Turim tikrai išaugusius resursus, pajėgumus ir tikrai galim sau leisti kažkokiai poaibiai užduočių palaukti ir tas laiko, palaukti, aš čia taip sakau, kaip sakant, vaizdžiai, nes realiai, kol ten milisekundės praeina, mes net nepastebim. Tai ir iš tikrųjų, tuo metu ir JavaScriptas dar atsirado panašių metų. Ir irgi su JavaScriptu tokia įdomi istorija, jis buvo padarytas mažom programėlėm kurti, o po to patapo, iš visis dabar kaip toks vienvaldis žaidėjas, front-end, būtent, frameworkose, nes anksčiau tai frontendas labiau ten paišai, HTML, CSS, bet dabar realiai visi frameworkai atsiranda su JavaScriptu. Tai JavaScripto istorija panaši kaip ir Pythono. Tai jeigu tau reikėtų pasakyti vieną tokią savybę, kur tau labiausiai Pythone patinka, tai kas jinai būtų? Kokia ta savybė? Tai iš tikrųjų neišskirčiau kažkokios vienos, bet būtent būtų tas, kad tu atsisėdi ir programuoji. Tai paprastumas, ar ne? Atsisėdi paprastumas. Ir programuoji. Ja. O iš tikrųjų, kaip atrodo tavo darbo diena, ar ne? Atsisėdi ir programuoji, bet kas jie sudaro, ar ne? Kokie projektai, kaip jie dėliojasi, kokia ta tavo, ar yra kažkokia rutina, ar kaip tik kiekvieną dieną ateini ir nežinai, ką dabar gausi ant stalo?
Tai vat labai norėtųsi, kad atsisėstum ir programuotum, bet taip ne visai yra. Tai pagrindinis mano, kaip pajamų šaltinis yra freelance veikla šiuo metu. Ir tikrai reikia tos struktūros ir aš tai išmokau tokiu, iš pradžių atrodė, kad viskas čia gerai, planuosiu laiką, viskas čia seksis, bet tikrai ne. Ir reikėjo pasidėti su savim ir suprast kelis esminius dalykus, kad, reikia. Reikia planuotis laiką, reikia užsirašinėti dalykus. Tai, aišku, tam labai padėjo įvairios ir iki šiol padeda pagalbinės aplikacijos, time trackingui ir panašiai. Ir aš taip pareferuosiu šiek tiek ir į tos podcastus, kur buvo anksčiau, pavyzdžiui, man atrodo, Enrika minėjo knygą Deep Work, gilusis darbas, gilusis mokymas. Tai irgi iš tikrųjų tas yra, kad stengiasi kažkaip taip dėliotis, kad būtų to giliojo darbo. Ir freelancinant tą nėra lengva padaryti ir kartais reikia multitaskinti ir šokinėti tarp projektų, bet kažkaip kuo toliau, tuo supranti, kad ta darbo kokybė yra valandų, pavyzdžiui, skaičium. Yra tiesiog iš esmės gali mažiau prasidėti, bet daug daugiau padaryti. Jeigu mokėsi įeiti į tą flow vadinamą, jame pabūt kažkiek laiko, padaryti pertrauką, vėl įeiti ir taip išsidėti. Tai aš iki šiol nesuprantu, ar man patinka tas freelancas, ta laisvė tokia ir tas nepriklausomumas, nežinau, galbūt norėtųsi, kartais pasilgstu ir ofiso, nes anksčiau dirbu ofise ir galbūt pamastau kartais ir ar laikinai bent jau sugrįžti į šiek tiek. O jau kalbant apie tokį galutinį produktą, kad irgi klausantys suprastų, ateina tarkim, kažkoks klientas tavo ir sako, man reikia X produkto galutinio, ne? Kas tai yra, ar ne? Tai yra programėlės. Iš esmės, ką tu su šita programavimo kalba gali sukurti? Tai Pythonas kaip ir yra labai išpopuliarėjęs dabar internetinių aplikacijų, internetinių tinklalapių, webo programavime. Tam atsirado frameworkai, tai karkasai, tam skirti. Tai didžioji dalis būna su internetiniam aplikacijom. Kažkiek aš dar paliečiu ir kitos srities Pythono, kurioje jisai labai stipriai yra naudojamas. Dabar jau visiškai jis ten patapo toks, nesakyčiau gal vienvaldis lyderis, bet dar su R kalba konkuravo, bet dabar ta R kalba Pythonas kaip paėmė daugiau viso funkcionalumo, tai dar su duomenų mokslu. Kas tarp kitko irgi Pythoną labai šovė į viršų jo populiarumą, nes pradėjo programuoti įvairius neprogramuotojai su Pythonu, jiem tai pasirodė gana paprasta, jie turėjo matematinį išsilavinimą ar ten statistiką kokią ir prikūrė visokių paketų, programų ir vien tai dar padidino labai tą ekosistemą visą Pythoną ir populiarumą. Tai kažkiek yra to duomenų mokslo, kažkiek nenoriu sakyti dirbtinio intelekto, nes realiai tiesiog pasakysiu mašininio mokymosi, kaip tas ir ChatGPT yra iš esmės kombinatorinis variklis, toks mašininis, neuroninis tinklas, bet vis tiek didžioji dalis yra webinės aplikacijos ir įvairių sričių būna ten e-commerce, finansų, kažkaip teko pasidarbuoti ir su edtechu, edukaciniais visokiam sistemom. Ir aš iškart savo taip nusibrėžiu, kad aš nebandysiu apimti visos teko ir frontendą kažkiek aš galiu padaryti, tuo labiau man kažkaip visai, aš mėgstu tiesiog daug dalykų ir jais domėtis ir su freelancu tas irgi truputį yra, kad žinau, kad tai nėra gerai, bet visai mėgstu multitaskinti ir taip šokinėti nuo vieno prie kito dalyko šiek tiek. Tai aš tą pasakau, kad man labai patinka vizualiai matyti ir aš tikrai galiu maždaug padėlioti kažkokių idėjų, pats padėlioti ant HTML, CSS, JavaScript kažkiek, bet pilnai frontendo aš neapsimsiu ir būtų gerai, kad būtų kažkoks dar žmogus, arba būna tas žmogus jau yra. Ir aš backentinę dalį iš esmės darau. O ar tiesa, kad Pythonas yra lengviausia programavimo kalba ir visų laikų populiariausia? Nepasakyčiau, kad lengviausia. Iš tikrųjų.
Taip, galbūt klaidinga būtų taip mąstyti, kad lengviausia, nes lengva ar ne, Pythonas apskritai tave įveda į programavimą. Ir tas lengvumas iš pradžių taip suvilioja, kaip sirena graikų mituose. Bet po to pamatai, kad nuo programavimo niekur nedings ir galvą reikia palaužyti, tai kad lengviausia nepasakyti, reiktų pamastyti dėl to lengvumo, o kad populiariausia, tai pažiūrėjus tuos grafikus, pavyzdžiui, ten TIOBE indeksas yra toks, kur rodo kasmet kokios kalbos, maždaug pagal daug labai kriterijų, tai tikrai ryškus yra Pythono šuolis pastarai 10-metį, tai šiuo metu tai taip. Tik ne visoms sritim, aišku. Pythonas nėra skirtas, negali visko daryti su Pythonu. Tiesiog gali teoriškai, bet neapsimoka visko daryti. Žaidimų kur, pavyzdžiui. Ir sakai, nėra lengva, ar ne, tai kokie tie pagrindiniai iššūkiai, pavyzdžiui, su kuriais tu susiduri ir kuriuos tau reikėjo per praktiką pereiti, per tuos visus tą darbinę, ar ne? Taip, tai dabar kalbant apie pačią pradžią, mokymus programuoti, tai kažkaip tos funkcijos, toks dalykas, kur aš ir studentus pamatau, kad viskas gerai, įdomu ir staiga atsiranda funkcijos ir mes ilgai prie jų sėdėm, kol galiausiai galim pavažiuoti toliau jau truputį. Nes tada, kaip ir sakiau, kodas šokinėja, grįžta į tą pačią vietą ir tu tada, kaip ir mes knygą gal įpratę skaityti, nuo mažens kažkaip aiškiau, bet kai pradeda šokinėtas kodas, tu tuos linkus, tas jungtis turi susidėlioti mintyse. Ir labai skauda galva pradžiai, kol smegenys pripranta. Tai atsakyčiau tas, po to eina tikrai kažkiek smegenys jau pripranta ir tada jau, kaip sakant, kuo toliau, to įdomiau, bet tada atsiranda objektinis programavimas. Dar vienas dalykas. Ir universitete, kai, informatika, aš studijavau, tai universitete, kai mokiausi, tai ir šautautas Irmantui gerbiamam dėstytojui, tai jis labai aiškiai iškomunikavo, kad viena yra išmokti objektinio programavimo taisyklės, tą abėcėlę, sudėdamasias dalis, o kita yra realiai tą objektinį programavimą naudoti ir neprisidaryti, kaip sakant, su juo nesąmonį, nes labai galima greit tą vadinamą makaroninį kodą prirašyti, o iš tikrųjų domėtis ir tom praktikom, gerosiom praktikom būtent objektinio programavimo ir jas stengti taikyti, bet vėlgi netaikyti vien dėl to, kad reikia jas taikyti ar norisi. Ir toks ilgas darbas su to programavimu per didžiąją dalį mano karjeros. Po truputį jį jaukinuos. O kas tas makaroninis kodas? Makaroninis kodas iš tikrųjų yra daugiau ten apibrėžimų. Yra makaroninis kodas, yra tada lazanijos kodas, yra picos kodas kaip pica. Žodžiu, yra ten daug visokių, bet iš esmės spageti tas kodas dar vadinamas, tai tiesiog, kai spagečiai, tu paimi vieną spagetį su šakutė, prikimba kiti ir ten, neatseksi, kur kas prasideda, kur kas baigėsi. Tai čia ir panašiai, taip yra su programavimu, kad tiesiog vienas dalis nuo kitų taip priklauso, jos taip yra, angliškai vadinasi, tightly coupled, kad labai po to sunku, gal tas kodas ir veikia, gal jis sprendžia tą problemą, bet labai sunku po to atlikti kažkokius pakeitimus, palaikyti tą kodą labai sunku ir dar labai sunku yra jį skaityti ir suprasti kitam žmogui. Nes toks įdomus dalykas, mes kaip dėstytojai, ką sakom, kas yra visai tiesa, manau, kad tiesiog didžioji dalis laiko darbė yra skaitimas kodo, nerašymas. Negaizinam studentų, kad ten 90%, ne tiek, bet tai va. Tai ir iš esmės, kaip pasakiau, tas tightly coupled, couple kaip pora, suporuota, tai vienas iš programavimo gerųjų praktikų, čia dar net neinant į objektinį programavimą, apskritai tai yra tas decoupled kodas, kai mes išporuojam juos. Ir visi komponentai, jie vykdo savo užduotį, jie vykdo gerai, bet, jie kaip tokie savistoviai, žodžiu. Tai va, tai to makaroninio kodo su paprastu programavimu galima greitai jį pamatyti, kai jis vyksta ir greit pataisyti, su objektiniu ta riba tokia jau truputį slidesnė. Dar čia dėl konteksto, kas yra objektinis programavimas, gal šiek tiek. Tai yra iš tikrųjų labai galingas įrankis ir šiuo metu jis yra tikrai naudojamas. Pradžioj programavimo istorijoje jo dar nebuvo pačių tų idėjų, tai objektas tai yra tiesiog bet kas. Pavyzdžiui, katė, šuo, nori suprogramuoti kažkokį šuniuką,
Tai tada gali ten programuoti daug jų skirtingų funkcijų, visokių šuniukas daro tą, šuniukas daro na. Arba gali pasakyti, va, yra objektas, nu, klasė, tais terminais, klasė šuo ir, žodžiu, jis ten turi elgesį, turi savybės, elgesys loti, pavyzdžiui. Nu, vienu žodžiu, modeliuoji visą tą logiką per objektus. Tai, o ką modeliuoji? Tai modeliuoji realų pasaulį. Nu, nes netgi, nu, iš esmės, tu sugalvoji kažkokį žaidimą, kur yra visiškai vyksta fantastika, bet tai vis tiek yra realu, kažkas tavo galvoja, tos mintis ir tu turi tą vat realų dalyką sudėlioti į kodą. Ir kompiuteriui viens, nu, kaip. Nu jo, dar su kompiuteriu taip, kad yra sakoma, kad kompiuteriui viską kaip ten kūdikio arba 3 metų vaikui turi papasakoti. Visiškai viską nuosekliai, nes jis pats kaip savo tokių smegenų kol kas, nu, iš esmės neturi. Jo, pagal kompiuterių mokslą. Tai va. Taip. O kuri ta vieta yra, kur matai, kad tavo studentai nu, labiausiai užstraglina mokydamiesi Pythoną? Na, nelabai Flesko mėgsta. Dabar kas yra Fleskas, tai yra tas aplikacijų internetinių karkasas. Ir yra toks jau gan staigus perėjimas nuo Pythono pagrindų, nuo kažkokių labiau išplėstinių Pythono temų ir staiga jau yra web aplikacija ir ten apskritai web aplikacija yra labai geras būdas išmokyti programuoti, nes į ją įeina daug visokių sudėdamųjų dalių, pavyzdžiui, duombazės, nes su Pythonu mes ir duombazės mokom, ir tos web karkasus, tai ir duombazės, ir tada tau reikia sužinoti, kaip veikia apskritai, kažkiek reikia sužinoti, kaip veikia internetas, kas labai nustebina studentus tą gerąją prasme, kaip ten vaikšto tie paketukai, ten į kitą pasaulį per mikrosekundės, ne į kitą pasaulį, noriu pasakyti, į kitus žemynus ir atkeliauja, grįžta pas tave ten orų per Wi-Fi, ne? Tai vat ir tuos dalykus kažkiek reikia ir po to keliam visą tą aplikaciją į serverį nuotolinį. Tai labai daug atsiranda, nu, iš esmės tokių papildomų dalykų ir tai jau yra daug panašiau į tai, ką studentai darys po to įsidarbinę. Tai va, tai natūraliai, dėl to jiem ir yra tas nelengva, nes atsiranda tai labai daug iškart visko ir jie pamato, kad mes iš esmės, nu, pradedam daryti tokį kaip vos nerealų projektą, tą ir bandom daryti. Ir tikrai tada būna nelengva, bet labai būna įdomu ir labai smagu matyti studentų motivaciją ir užsispyrimą ir smalsumą tą tokį. Nes mes visgi persilaužim ir po to kažkaip netgi būna grįžtam atgal prie tų temų, šiek tiek tokių, neskaičiau paprastesnių, bet vėl labiau atgal į tuos pagrindus. Tai matos, kaip studentai daug komfortiškiau jaučiasi juose. O dabar galvoju apie pačią programą, jau šiek tiek užsiminė, ar ne, jeigu apie mūsų Code Academy Pythono programą, gal gali irgi taip tais blokais pereiti, ar ne, ir kokie yra esminiai dalykai, ar ne, kad pirma tema, ar ne, ir ką išsineša iš jos, ir iki to galutinio, ar ne, baigiamojo darbo, jau sukurto realaus kažkokio projekto, kaip jisai irgi atrodo. Tai čia gal labiau kalbam apie tą ilgesnę programą, kuri vyksta daugiau ten nei pusę metų. Ne? Taip, tai pradedam nuo Pythono pagrindų, funkcijos tada ateina. Kažkiek išplėstinių tokių funkcionalumų, kur neskaičiau, kad yra jau visai programavimo pagrindai ir tada neužilgo objektinį pradedam programavimą. Ir tuomet jau tą objektinį jau krapštomės su juo ir tikrai būna ten įdomu ir jau užgrūdinti funkcijų studentai jau kažkaip ir patys komfortiškiau jaučiasi. Tai Pythono objektinis programavimas dar kažkiek išplėstinių temų, pavyzdžiui, ten loginimas ir dar tokie neatsiejami dalykai, kurie yra būtini programuojant su Pythonu, kaip virtualios aplinkos, kaip versijų kontrolės sistemos, Gitas, GitHubas ir panašiai. Tada tas tiesiškumas, ta eilės tvarka, jinai nebūtinai visą laiką tokia pati bus. Bet šiaip iš esmės tada dažniausiai pradedam SQL-ą. Tai yra kalba, deklaratyvi kalba, su jie nesuprogramuosi visko, ką gali su Pythonu ar kita kalba. Jinai truputį veikia kitaip, bet jinai yra nepamainomas įrankis su relaciniam duombazėm dirbti. Kodėl sakau su relaciniam, nes mes savo kurse mokom ir nerelacinių. Tai to truputį naujesnio tokio tipo, nors
tas naujesnis, senesnis, būtent šitoj programavimo ir kompiuterių, informacinių technologijų srity tokia savoka kaip ir gali kažkoks dalykas porą metų prabuvęs jau skaityti senas, o gali, pavyzdžiui, naujas SQL'as, jeigu SQL'as atsirado kažkur 70-aisiais, ten naujas SQL'as atrodo 90-aisiais kažkur, tai vis tiek naujas SQL'as vis dar toks laikomas naujas dalykas. Tai mes abiejų čiupinėjom, bet vis tiek tas studentam labiau, kaip sakyčiau, iššūkis gal yra tas SQL'as, nes taiga nutolstam nuo Pythono, jie jau pasilgsta to Pythono ir apie duombazės kalbam. Ir taip duombazėse atrodo viskas labai taip griežta ir taip savotiška. Ir visko vėl gana daug atrodo, bet po to labai smagu tiesiog matyti studentus, kai jie pamato tą naudą. Būtent. Ir supranta, kad geras, aš dabar galiu kalbėtis su duombazėm, dabar supratau, kaip įmonės laiko duomenis ir klausia, ten būna irgi, o Facebookas taip irgi daro. Susikonektina smegenys. Taip, tas yra smagiausia, kai matai studentus tą darant. Ir būna klausia, Facebookas taip daro, visi daro. Žodžiu, tos duombazės yra visiškai neatsiejamas dalykas ir kažkokia sudėtingesnė internetinė aplikacija, ar jūs kažkokį tinklapį naršot, irgi greičiausiai, jeigu kažkok daugiau yra funkcionalumo, yra kažkokie užsakymai, ar ten, kad ir vartotoja, pavyzdžiui, prisijungti gali, irgi yra duombazė. Tai ir po to tas duombazės mes ir naudojam internetinės aplikacijos, tai iškart viskas sueina į vieną vietą ir labai taip susisieja viskas. Tai natūraliai dabar čia truputį priklauso, eilės tvarka gali keistis, bet po duombazių eina internetiniai karkasai. Šiek tiek skiriasi pagal programą, būna Django, būna Flaskas, tas mano minėtas, ir pastaruoju metu stengiamės, dabar jau į programas yra įtrauktas ir Fast API-us ir atnešęs daug naujienų, arba labiau pasakyčiau, net nešęs daug naujienų, bet įgyvendinęs pas save daug Pythono naujienų, kaip pavyzdžiui, type hintai angliškai, tai čia lietuviškai tokia kaip Pythonas po truputį grįžtėja ir atsiranda tokia tipizacija, kuri nėra kaip ir būtina, bet nepaisant to, ją tikrai visai pravartu naudoti. Ir mes tai irgi mokom studentus. Jau iš tikrųjų tipizaciją, tuos type hintus mokom ir nuo pat pradžių. Kad irgi nebūtų studentams svetima, kad staiga, moku Pythoną ir staiga, čia type hintai atsirado, kas čia dabargi Pythonas atrodė toks paprastas, lengvas ir negriežtas. Tai stengiamės tą iškart parodyti, kad iškart ir su tuo komfortiškai jaustųsi. Tai Fast API frameworkas dar, karkasas lietuviškai. Django, Flaskas, Fast API. Tai būna 2, ne 3. Tai Django arba Flaskas ir Fast API. Arba Django arba Flaskas. Žodžiu, 2 iš šitų 3. Tai čia man kažkaip asmeniškai tai visgi yra įdomiausia kurso dalis, nes tiesiog, kai studentai turi baigiamosius projektus, tai jie baigiamieji projektai yra tokia gana laisva forma, nes būna studentai nori kažką daryti savo, pritaikydami Pythoną, nebūtinai internetinę aplikaciją ir, bent jau aš kiek dėsčiau, tai leisdom tą studentam daryti, nes labai tada matosi jų ta tokia vidinė motyvacija ir yra visiškai kitaip, kai programuoji, turėdamas kažkokią konkrečią idėją, tada kažkaip ir laikas kitaip eina ir susikaupt lengviau, tai tikrai, kai ir čia per anuos podcastus kalbėjau, kaip žinot, kas man patinka, tai tiesiog išsibandykit skirtingas galbūt dalykus, galbūt yra tie trumpesni Code Academy kursai, bet tikrai turėtų vis tiek tarp tų sričių kažkas atsirast, kur taip tikrai ryškiai labiau jums patiks nei kažkokia kitas sritis. Tai su baigiamaisiais panašiai. Bet vis tiek didžioji dalis baigiamųjų yra pagal tai, ką mes mokėmės, internetinės aplikacijos, tai man asmeniškai šita dalis yra įdomiausia, nes po to studentai tęsia tas žinias baigiamosiuose projektuose. Kalbant apie SQL, dar mes paliečiam ir tuos didesnius žaidėjus tam relsinėse duombose, tai Postgresas labiau pagrindė, bet MySQL irgi. Čia, tokie duombazių sistemos visos. Su NoSQL yra MongoDB. Ir dabar dar yra paskutinė tema, kuri gali būti įdėta ir anksčiau, tai yra testavimas. Tai čia
Jeigu dirbsit mažam tyme, turėsit testuoti patys. Va būtent, jeigu dirbsit mažam tyme, turėsit patys testuoti, tai šitas žinios yra tikrai labai svarbios. Neskaičiu, kad visiems labai patinka, bet stengiuosi, man asmeniškai patinka testavimą, aš nematau, kad čia yra kažkokia vienas sritis ar kita įdomesnė ar panašiai ir stengiuosi tuo užsidėgymu irgi pasidalinti. Ir dar konteinerizacija ir orkestravimas minimaliai. Tai Dockeris ir kažkiek gal įdėsim dar. Kubernetų gal. Žodžiu, pažiūrėsim, bet tuos virtualius konteinerius kūrim. Čia gal nelabai aišku bus klausytojai iš pradžio, bet ateikit pamatysit. Ir dar tas momentas, kad visą laiką taip evoliucionuoja ta programa, jinai vis prisideda, tai aš visą laiką, kai kažkas manęs klausia, ir verta studijuoti ir gali papasakoti daugiau, tai sakau taip, nes čia naujausia informacija rasit, nesudaryta ne prieš 5 metus programa, kur, viskas jau yra pasikeitę. Čia ir dabar lankstu, dėstytojai ateina, su savo praktikom, dirbdami, o ne tik, ten full time dėstydami. Tai čia yra irgi mūsų stiprybė ir tas projektas, ar ne, kiek, pavyzdžiui, vis tiek bendrauju su studentais savo, ar ne, ir ar būna taip, kad tie baigiamieji darbai padeda jam, pasipildo portfolio, galbūt savo susideda jau studijų metu, tų ilgųjų ypač, ir jau gali taip tvirčiau keliauti į kažkokią ar praktiką, ar darbo rinką jau įsidarbinti? Tikrai taip. Ir mes skatinam šiek tiek studentus dar truputį anksčiau pradėtos baigiamosios arba pradėti galvoti apie juos. Ir tikrai tas duoda vaisių, nes dalis studentų juos ir pradeda anksčiau ir tada tie baigiamieji būna kur kas labiau tokie išbaigti, turi daugiau funkcionalumo. Ir kadangi dar naudojam versijų kontrolės sistemą, tai iškart ką rekomenduojam studentam padaryti, jeigu jie nori, po mūsų kurso iš pradžių yra ten privati ta vadinama repozitorija, talpiklėlė kodo jų, o po to jie tiesiog gali paspausti mygtuką, jinai pataps vieša. Ir tai iškart jau yra pirmas įrašas į portfolio, kuriame netgi matosi ne tik išbaigtas variantas, su visų kodų, visom eilutėm, visko, išskyrus ten tik slaptažodžiai nepatenka, jie ten patenka žodžiu atskirai. Ir stengiamės studentam parodyti, kaip jiem padaryti, kad saugiai būtų tas kodas viešas, be kažkokių tų jautrų duomenų vadinamų. Ir tuomet matosi netgi ir visas jų kelias iki to. Žingsniai. Ten toj versijų kontrolės sistemai fiksuojamos tos versijos. Versija tai maždaug. Šiandien tai padariau, rytoj pakeičiau tą ir tą. Pakeisiu tą ir panašiai. Tai va, ir tai tikrai neturėtų gąsdinti studentų, nes tai yra pirma, visiškai pradžia. Tai tikrai bet koks jis ten bus, yra jau didelis pliusas. Ja. Nes pastebiu, pas studentus šiek tiek yra toks dalykas, kas ir pas mane buvo studijų laikais, noris taip kaip iškart padaryti gerai, iškart labai reprezentatyviai, iškart, tai stengiamės irgi pasakyti, kad jūs tik darykit, jūs tik dėkit, tikrai tai, ką jūs padarot, yra puiku, nes jūs ir versijų kontrolę išmokstat, ir gerasias programavimo praktikas, ir tikrai labai džiaugiuosi, kai studentai padaro tą viešą, o po to jie jau gali jungti ten į LinkedIną įsidėti apie tai. Taip. Ir panašiai. Jeigu į LinkedIną įsideda, tai jau yra ir LinkedIno, žodžiu, CV, ir yra tas GitHub'as, versijų kontrolė. Tai... Ir turbūt reiktų pasakyti, kad turim ir minkštų įgūdžių, kur studentai patys ir gali mokytis apie tiek minkštuosius įgūdžius, tiek apie CV pasidarimą, pasiruošimą, portfolio ir panašius labai labai naudingus dalykus. Čia, dabar vis kalbam apie tai, kad kiek yra svarbus tie minkštieji įgūdžiai ir kiek svarbu išmokti irgi ir tyme dirbti. Ne? Tu dabar labiau freelancinti, tikriausiai yra toks vienišiaus su Pythonu gyvenimas. Bet ypač jeigu yra kažkoks didelis tymas įmoniai, tai tas irgi bendravimas kartu ir gal tu irgi turi kažkokios praktikos, nežinau, ar esi dirbęs ofise ir man labai tas patiko, iš tikrųjų freelancinimas patiko dėl tos laisvės ir dėl to, kad ir labai mėgstu savo darbo aplinkoj dirbti. Tai taip, tas multitaskinimas ir dar yra apie tai, kad kažkaip sako ten neturėk, Maro net per praeitą podcastą kažkurį ten sakė, neturėk, pavyzdžiui, kompiuterio miegamajam. Ar panašiai. Pas mane aš visą laiką nuo mažens dariau namų darbus
stalas, lova ir aš kažkaip išsėdėdavau, man kažkaip, nežinau, tiesiog kitoks gal stilius tas ir pas mane irgi yra mėgamasis, bet yra ir kompiuteris ir kažkaip man gerai dirbas namie. Tuo metu nebuvo to viso nuotolinio tokio bumo, tai kažkaip man dar tas patiko, kad nereikia ofise sėdėti, bet vat ko smarkiai labai trūksta, tai tikrai komunikacijos yra tikrai nemažai, bet komandos su savo komanda, kur jūs darot bendrą kažkokį dalyką. Nekomunikuot dėl reikalavimų įvairiausių, kuriuos reikia gyvendinti ir panašiai, bet grinai tas toks bendrumas su komanda. Tai yra tikrai labai smagus dalykas ir tikrai skatinam ir studentus, ir visus, kas domisi programavimu, pabandyti ir tą pair programmingą, kai programuoti keli galima, netgi ir nuotoliniu būdu puikiai tą daryti, įrankiai dabartiniai programavimo tą leidžia. Tikrai yra labai smagu ir tikrai programavimas nėra vienišiaus darbas. Freelancinimas kažkiek daugiau, bet programavimas komandoje yra labai smagu. Juniorui, tai yra labai svarbu, kad tu turėtum kažkokį žmogų, iš kurio mokysies, nes tiek programavimas, tiek bet kuri kitas rytis iš esmės reikalauja to augimo. Taip, tu gauni tas techninės žinias, taip, tu gali gauti praktikos, aišku, ir pats darydamas kažkokius projektus, freelancindamas, bet niekas neužaugins taip stipriai, kaip šalia esantis kažkoks stiprus mentorius. Tai. Taip. Dažniausiai su juniorais taip ir būna. Kad ateina į darbą, priskirima komanda ir jiem būna mentorius ir auga tada. Labai katalizuoja tą augimą junioro mentorius. Tai ką tu patartum tam juniorui, jeigu reikėtų tokį vieną pagrindinį patarimą nuo savęs? Vieną pagrindinį. Gali daugiau. Nes šiaip tai išlaikyti tą smalsumą ir po kursų irgi. Bet tas smalsumas jisai turėtų taip gan natūraliai ateiti. Tai ir mūsų kursai, kas yra gerai, kad per juos gali studentai pasibandyti, ar jiem tinka tas rytis, ar tinka kartu ar tinka Pythonas, galbūt mesgi turim, kad ir nueina vienus kursus, ar trumpesnius, pavyzdžiui, pereina į kitą kalbą, ar, pavyzdžiui, backendą pereina į frontendą, ar atvirkščiai. Tai bet pamatyti, ar apskritai patinka tas programavimas, arba darbas apskritai informacinių technologijų srityje. Ir tada būna, jeigu mato, kad jie gali išsėdėti, kad jiems tas patinka, kažkaip tas smalsumas jisai kartu eina. Žingsnis. Tas smalsumą taip dirbtinai sunku būtų sukelti. Aš, pavyzdžiui, irgi kažkaip savo studentams sakau, kad jūs pasižiūrėkit, aišku, tai per vieną mėnesį neišeis pamatyti, bet jau mūsų, kai kursas eina į pabaigą, sakau, pasižiūrėkit, ar jums yra taip, pavyzdžiui, kaip yra man, kad problemų gali būti sudėtingų ir gali tekti ilgai prie jų labai prasidėti ir kartais vienam prasidėti be komandos, bet yra tas jausmas, kai įveiki tą užduotį, kai pagaliau randi sprendimą. Ir atrodo, kad tas jausmas apėmęs geras ir toks pasitikėjimas savim ir kažkaip tiesiog yra labai džiugu ir tas jausmas yra šiek tiek, užtenka, kad jis nors šiek tiek būtų geresnis nei tas kankinimasis iki to prieita. Ir tada tas tiesiog pradeda labai vežti. Tai aš labai linkiu, kad klausytojai iš tikrųjų užsihypintų šitą. Mes jau sakau, antrą podcastą turim apie Pythoną ir yra labai labai fainas sritis ir lauksim jūsų Code Academy studijose. O tau labai ačiū už mūsų pokalbį. Ačiū.